stadija šiame amžiuje nėra susijusi su naujų projektų ar išorinių rezultatų kūrimu. Yra susijusi su buvimu, kūrimu, su būsenos kūrimu, kuri tampa pagrindu viskam, kas dar liko. Ir būtent šiame lygmenyje Algirdas pradeda suprasti, kad tikrasis kūrimas nėra tai, ką jis daro, o tai, kaip jis yra. Dabar vyksta ne išorinis augimas, bet vidinis įtvirtinimas, nes tai yra laikas, kai galima pilnai pereiti iš veikimo į buvimą, iš kontrolės į leidimą, iš siekimo į atpažinimą. Ir būtent šiame perėjime atsiranda trečioji versija, ne kaip naujas žmogus, bet kaip pilnas savęs suvokimas. Kai Algirdas pradeda gyventi šios būsenos, jis nustoja bandyti pasivyti gyvenimą. Nesupranta, kad nieko nereikia vytis, kad viskas jau įvyko taip, kaip turėjo įvykti, ir kad tai, kas liko, nėra mažiau svarbu, nes tai yra galimybė pilnai suvokti visą kelią. Ir būtent šiame suvokime atsiranda ramybė, kuri nėra pasyvumas, bet yra aiškus buvimas, kuriame kiekviena diena tampa nebe bandymu kažką įrodyti ar pakeisti, bet galimybė būti tame, kas yra. Ir būtent šiame buvime atsiskleidžia tikrasis kūrėjo